Štai toks Alytus per metus ir net nebejoju, kad ne vieną žmogų, kurį galėjome matyti šiame puikiame filme, išvysime šiandien ir šioje gražioje scenoje. Tad pradėkime metų apdovanojimus. Ir jau tapo gražia tradicija, kad metų apdovanojimų laureatus paskelbė ir padėkos ženklus įteikia Alytų mylintys ir tai savo darbais jau įrodė miestelėnai bei be abejo garbūs miesto svečiai. Tad į sceną kviesime pirmųjų nominacijų teikėjus. Tai MV Group Production Alytaus gamyklos gamybos direktorių Vitalijų Aksiutiną, pirmojo Alytaus Švento Liudviko parapijos kleboną Marių Talutį bei Tomą Balžeką, vieno populiariausių portalo 15 min ir visos 15 min grupės vadovą. Na, o kol ateis mūsų svečiai, kuriuos kviečiame į sceną jau dabar, Vytautai, noriu paklausti tavęs. Vakaro pradžioje užsiminiai apie kažkokią sąsają su Alytumi. Ar gali papasakoti mums? Be abejo, labas vakaras tariu garbingiems svečiams. Ir šiame mieste prabėgo mano vaikystė. Mano močiutė dirbo kulinarijoje, tais laikais vadinosi, prie Centrinės universalinio parduotuvės. Tada mano dėdulis, kaip aš vadinau, dirbo Alytoje juristų anuo metu, taip kad aš užaugau Margio gatvėj vasaromis. Dėl to man miesto sodas ir apylinkės ir man, žinote, turbūt tas amžius ateina, kai visa tai, nepaisant to, kad tai buvo 80-ieji ir tikrai nebuvo nieko, kas ypatingai pagerintų situaciją, bet jie tokie malonūs, tokie šilti ir tokie arti širdies, tie prisiminimai, aš su džiaugsmu kiekvieną kartą sugrįžtu į Alytų ir labai širdyje myliu Alytų. Sugrįžkime prie meilės, sugrįžkime prie mūsų garbingų svečių. Taip iš tiesų metas pradėti apdovanojimus, skelbiame pirmąją nominaciją. Už labdaringą veiklą. Labdaros ir paramos fondo Maisto bankas Alytaus skyrius. Už aktyviai teikiamą paramą skurstantiems žmonėms. Remigijus Kariniauskas. Už Alytaus miestui sugrąžintą kalėdinę nuotaiką, padovanojus miestui kalėdų eglę. Uždaroji akcinė bendrovė Lankava. Už kasmet vykdomą akciją Gerumo žvaigždė, socialiai atsakingą požiūrį ir labdaringą veiklą. Viešoji įstaiga Angelos sparnai. Už pagalbą vargstančioms šeimoms ir vaikams su specialiaisiais poreikiais, sergantiems ir likimo nuskriaustiems žmonėms. Mantas Kazakevičius, Alytaus Putinų gimnazijos mokytojas, už vis dar aktyviai renkamą paramą daiktais Ukrainai. Taigi paplokime visiems nominantams. Na, o pirmąjį laureatą paskelbti kviečiu nominacijos už labdaringą veiklą globėją MV Group Production Alytaus gamyklos gamybos direktorių Vitalijų Aksiutiną. Gerbiamas Vitalijau, prašom paskelbti, kasgi šioje nominacijoje tapo nugalėtojais. Už labdaringą veiklą VŠI Angelos sparnai. Sveikiname ir kviečiame į sceną. Gerbiamo Odeta, kviesime tarti žodį. Dėkoju visiems, kurie buvo kartu, kurie tikėjo ir pasitikėjo, kurie kūrė ir puoselėjo VŠI Angelos sparnus. Ši statulėlė tai mūsų nuveiktų darbų įvertinimas. Tai rodo, kad einame teisingu keliu. O stebuklai vyksta ten, kur jis tiki. Ir kuo labiau jis tiki, tuo dažniau jie atsitinka. Aš tikiu stebuklais. Linkiu ir jums būti gėrio angelais. Ačiū. Dėkojame.
Na tikrai plojimai ir pasitinka ir išlydi kiekvieną čia į sceną ateinantį ir nuo scenos nueinantį, o dabar metas skelbti antrąją nominaciją. Už jaunimo savanorystės skatinimą. Gustas Mockevičius. Už jaunimo įkvėpimą savanoriauti ir lyderystę dirbant su jaunimu. Alytaus miesto savivaldybės mokinių taryba. Už aktyvų atstovavimą moksleivių interesams savivaldybės ir respublikinių lygių. Asociacija Keturkojo viltis. Už jaunimo skatinimą savanoriauti ir begalinį rūpinimąsi beglobiais gyvūnais. Martynas Vyturys. Už aktyvę savanorišką veiklą nevyriausybinėse jaunimo organizacijose, atstovavimą Alytui šalies ir nacionaliniuose renginiuose. Martynas Astikas. Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pirmininkas. Už indėlį formuojant aktyvę, savanoriškai veikiančią jaunimo bendruomenę. Laureatą paskelbti kviečiu kunigą Marių Talutį, pirmajame Alytuje stovinčios ir šiemet 500 metų jubiliejų atšventusios Švento Liudviko bažnyčios dvasinį vadovą, vos per pusmetį užkariavusi alytiškių širdis. Taigi, gerbiamas klebone, kviečiame paskelbti nugalėtoją. Labai džiaugiuosi, kad čia ne vokas, paskui būtų įtarimų visokių. Nors jau rankos priprato prie vokų. Tiek daug, žinot, čionais baltų dūmų, tai galvojau, gal jau popiežių reikės skelbti, nesgi balti dūmai ir popiežius išrinktas. Jeigu mane pakvietė paskelbti šitą nominaciją, tai jau supraskite, kad aš čionais į Alytų atvažiuodamas išgarsėjau kaip, reiškiasi, katinų globėjas. Tai, nes Alytus gali pagrįstai didžiuotis, jog istoriškai yra tikras faktas, jog Alytuje būtent yra surasta pirmojo Lietuvos katino kaulai. Reiškiasi, paminklo Piliakalnio teritorijoje. Ir reikėtų paminklą pastatyti pirmajam Lietuvos katinui ir tada jums prasidės katino dienos. O nominacija už jaunimo savanorystės skatinimą asociacija Keturkojo viltis. Štai taip originaliai ir tikrai saugiai apdovanojimas dabar nugalėtojų rankose. Ačiū labai visiems, bet mes buvom sutarę, kad Čikita šiandien sakys kažką. Tai dėkoju labai visiems už įvertinimą. Aš tikiu, kad Keturkojo viltis tai žodžiai, kuriuos ne vienas alytiškis tikrai žino, kur mes esam, tikriausiai ir apsilankęs buvo ne kartą, kažkuo prisidėjęs. O Čikitą atsivedžiau ne veltui. Čikita 21 metais buvo paimta iš blogų sąlygų, neturėjo kailiuko, buvo labai praklipkusi, turėjo parazitų, buvo sugedusiais dantukais. Iš tos daugyklos buvom paėmę virš 20 šunelių. Tai įrodymas, ką gali padaryti Keturkojo viltis. Visiškai ataugęs kailiukas, mylimoje šeimoje, mano šeimoje. Todėl kviečiu ir jūs prisidėti prie mūsų veiklos, ar savanorystę, ar pasiimti gyvūnėlį iš mūsų, ar kažko kitu paremti mūsų. Ačiū labai. Nuoširdžiausiai dėkoju ir išlydime aplodismentais. Ačiū Jums.
Ir jeigu aš tiksliai žinau, jeigu ir šiuo atveju savanorystė reiškia tą patį, jūs galite, pavyzdžiui, jūsų vaikai, dažnas noras, nori mama šuniuko, katytės. Tai pirmas žingsnis būtų labai geras, jeigu jūs pakviestumėte savo vaikus savanoriauti savaitgaliais ir pavedžioti tuos beglobius gyvūnus. Tai yra tikrai puikus susipažinimas ir be abejo tam tikros pirmosios atsakomybės prisiėmimas. Ir ne tik pavedžioti, ir darvelius išvalyti, ir pamaitinti. Taip, ne tik malonumas, bet ir pareiga. Taip, iš pradžių tik tokia pažiūrėti, kaip tai daroma, daryti taip ir tada pabandyti. Na, mes keliavome toliau ir priartėjome prie trečiosios nominacijos, taigi dėmesio, kokia ji? Už nuopelnus kultūrai Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų orkestras, už aktyvų dalyvavimą miesto ir šalies renginiuose. Alytaus kultūros centras, už ambicingą Alytus Jazz festivalio augimą. Vida Grišmanauskienė, už kūrybingą ir inovatyvų požiūrį vadovaujant Alytaus miesto Jurgio Kunčino viešajai bibliotekai. Justinas Raudonis, garso režisierius ir muzikos kūrėjas, už kuriamą muziką, kuris skamba ne tik didžiųjų miestų švenčių metu, bet ir už Alytaus ribų. Kęstutis Benedikas, už tarptautinio skulptūros simpoziumo Dar noriu pabūti bei Anzelmo Matučio parko kraštovaizdžio kūrimą. Paplokime visiems nominantams. Padėkokime už kiekvieną indėlį. Nominacijos nugalėtoją pakviesti ir įvardinti. Čia scenoje kviečiu Tomą Balžeką, vieno populiariausių portalų 15 min ir visos 15 min grupės vadovą. Alytiškis, Dzūkijos mokyklos auklėtinis, Alytaus ambasadorius ir be abejo žmogus, kuris tikrai myli Alytų. Ar tiesa? Labas vakaras, mėlyjeji. Labai geras jausmas grįžti į gimtinę. Jaučiuosi tarsi bitė grįžus į savo avilį, kur galiu visada jausti savas ir gerai pailsėti. Ir šį kartą grįžti yra dar maloniau, nes suteikėte garbę įteikti tokį svarbų apdovanojimą. Taigi, apdovanojimas už nuopelnus kultūrai yra įteikiamas Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų. Na, nors šioje salėje turbūt esu ne pirmą kartą, bet turbūt meluočiau, jeigu sakyčiau, kad nesijaudinu. Taip pat kaip ir meluočiau, jeigu pasakyčiau, kad šis įvertinimas nėra malonus. Tad, mėly alytiškiai, labai norisi padėkoti Jums nuoširdžiai už tai, kad mūsų skleidžiama kultūra randa kelią ne tik į miesto gatves, parkus, aikštes ar skverus, bet ir Jūsų širdį. Džiugu, kad sausumos pajėgų orkestras yra visuomenės ir miesto dalis, kuri praturtina jūsų renginius savo skambumu. Na ir prieš 3 mėnesius sausumos pajėgų orkestras minėjo savo 30 metų jubiliejų. Tai šį vakarą, nors ir pavėluotai, bet šį vertinimą mes priimsim kaip nuoširdžiausią ir didžiausią dovaną mums jubiliejaus proga. Na ir linkėjimai visam sausumos pajėgų orkestro kolektyvui. Jūs pats nuostabiausias. Ačiū dar kartelį. Sveikinu, dėkojame Jums. Ačiū. O mes dėkojame ir garbingiems svečiams. Ačiū, kad šį vakarą Jūs mumis. Ačiū, kad įteikėte apdovanojimus. Kaip jau patogiau, ten, žinokit, vis tiek išeisite šitą salę. Na kągi, pirmosios 3 Alytaus širdelės jau iškeliavo, o kągi išdalino nuostabaus balso savininkė Giedrė Kilčiauskienė. Visiems laureatams ir Jums Giedrės daina Išdalinau. Labas vakaras, mėlyjeji. Man labai gera būti šį vakarą Jūsų miesto šventėje, labai prasmingi apdovanojimai ir iš karto mes
Turėkit gerą laiką. Aš sugrįžau, atsimeni sakiau, kartu nuversim kalnus. Aš melavau, atsiprašau, matau tuščia vieta jau užimta. Nenustebau, aš tik trumpam, pravdar duris tik tam, kad susirinkčiau tai, ką palikau. 5 metus nakties ir dar 15 vilties, o visą kitą aš palieku tau. To prireiks labiau, tavo skęstančiam laive, kuriame per daug ilgai plaukiau. Nieko sau, nepasilikau, kaip toj dainoj viską išdalinau. Sustok trumpam, pravdar duris tik tam, kad susirinkčiau tai, ką palikau. 5 metus nakties ir dar 15 vilties, o visą kitą aš palieku tau. To prireiks labiau, tavo skęstančiam laive, kuriame per daug ilgai plaukiau. Nieko sau, nepasilikau, kaip toj dainoj viską išdalinau. To prireiks labiau, tavo skęstančiam laive, kuriame per daug ilgai plaukiau. Nieko sau, nepasilikau, kaip toj dainoj viską išdalinau. Ačiū Jums. Giedrė Kilčiauskienė. Na, o visų apdovanojimų neišdalinau, dar tikrai neišdalinau. Tikrai dar ne. Į sceną kviečiame dar 3 nominacijų teikėjus. Įmonės Koslita vadovę Jurgitą Bugenienę, Alytaus profesinio rengimo centro direktorių Vytautą Zubrą bei Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentą Vidmantą Janulevičių. Na, o lauksime svečių čia scenoje. Labai noriu padėkoti šio renginio rėmėjams, tai generalinis rėmėjas akcinė bendrovė Kauno Grūdai. Padėkokime plojimais. Pagrindiniai rėmėjai MV Group Production, Alytaus gamykla, Virpil, Maristika, rėmėjai Vita Baltic International, Glass LT, Lanksti linija, Alytaus prekyba, Koner, Koslita, Lytagra, Strong Glassas, IT Solutions. Ačiū Jums visiems. Daugiau triukšmo. Dėkojame jiems visiems ir priartėjome prie 4-osios nominacijos. Taigi, ji prieš jūsų akis. Už nuopelnus verslui metų verslo naujokas. Uždaroji akcinė bendrovė Vabi Sabi Spa. Už vienintelį miesto centre įkurtą išskirtinį spa centrą. Alytaus kempingas. Už vienintelį Alytaus pušynę įkurtą kempingą. Uždaroji akcinė bendrovė Judesys Alytus. Už įkurtą vaikų gimnastikos būrelį, jų užimtumo ir judėjimo skatinimą. Sklepukas Pub.
už naujos sportininkų laisvalaikiui ir pramogoms skirtos erdvės įkūrimą. Mažoji bendrovė MB Longevys už kuriamus maisto produktus ilgalaikės sveikatos siekiantiems žmonėms. Paplokime visiems nominantams. Ačiū. Laureatai vardinti kviečiu šios nominacijos globėją vienos seniausių įmonių nepriklausomame Alytuje, uždaros akcinės bendrovės Kosvita vadovę Jurgitą Bugenienę. Kiekvienas iš mūsų esame vienodai atsakingas už tai, ką turime ir ką galime turėti. Puoselėkime tradicijas, kurkime naujas, gražinkime mūsų miestą ir patys būkime gražūs savo darbais ir savo pasiekimais. Įrodykime savo ir kitiems, kad esame draugiška, kurianti, atvirų širdžių Alytaus miesto bendruomenė. Na, o šį garbingą apdovanojimą su džiaugsmu įteiksime Sklepukui. Kviečiame į sceną. Ačiū Jums labai, kad pasitikėjote, Ryti davė tokį gerą apdovanojimą mums, labai netikėta, kai gavom šitą nominaciją. Kalbos nesam pasiruošę, tai tiesiog ačiū labai. Ir visų laukiam ten. Ačiū, dėkojame Jums. Tai padėkos kalba Sklepukyje. Taip? Taip. Aš taip bandau suprasti, nes sprendžiant iš to, kaip vyrai atrodo, ten tikrai verta apsilankyti, nes taip ateini ir matos iškart ant raumenų ateina. Tai būtent visus ten ir kviečiame. Keliam toliau. Kviečiame, o dabar kviečiame sužinoti, kokiagi 5. nominacija. Už nuopelnus verslui inovatyvaus verslo apdovanojimas. Uždaroji akcinė bendrovė Biovatas už inovatyvų požiūrį į šilumos ir elektros tiekimą Alytaus mieste. Uždaroji akcinė bendrovė MedSolar už novatoriškų saulės energijos sprendimų kūrimą ir gamybos veiklos perkelimą į Alytų. Uždaroji akcinė bendrovė Fabric Air už inovatyvius sprendimus gaminant oro sklaidos sistemas. Uždaroji akcinė bendrovė RP Mechanics Baltic už inovatyvius verslo valdymo sprendimus ir jų diegimą visame pasaulyje. Uždaroji akcinė bendrovė Virpil už aukštą pridėtinę vertę kuriančių darbo vietų kūrimą. Paplokime visiems nominuotiesiems, išties nuostabu būti nominuotiems. Na, o pristatyti nominacijos nugalėtoją kviečiu Alytaus profesinio rengimo centro vadovą, direktorių Vytautą Zubrą. Praėjusiais metais įstaiga pati gavo metų apdovanojimą. Na, o šiemet gerbiamas Vytautas įteiks jį kitiems. Tai gerbiamas Vytautai, prašome paskelbti, kas nugalėjo. Tikrai labai labas vakaras pirmiausiai. Alytiškiai, tikrai malonu dalyvauti šiame renginyje ir ypatingai malonu paskelbti nominaciją inovatyviam verslui. Profesinio rengimo centras labai glaudžiai bendrauja su verslo institucijom ir vienas iš partnerių yra uždara akcinė bendrovė Virpil, kuri gauna paskelbta kaip nominuota už nuopelnus verslui, inovatyvus verslas. Sveikinam ir kviečiam į sceną.
plojimai pasitinkant nugalėtojus. Ačiū labai visiems, tikrai malonu būti įvertintiems, bet vis tik didžiausią ačiū norėčiau pasakyti Andrei Lukijanov, kurio dėka Alytus visame pasaulyje žinomas kaip kokybiškiausių skrydžio simuliatorių gamintojas. Sveikiname, sveikiname. Tikrai nuostabiai gera sveikinti mūsų miesto žmonės ir visus tuos, kurie yra nominuoti ir tuos, kurie yra apdovanoti, tiesa? Tikrai taip. Ir dabar keliaujame toliau šiuose kategorijose. Štai 6 nominacija. Už kuriamas investicijas Alytaus mieste. Uždaroji akcinė bendrovė Baltic Kakao, kakavos pupelių perdirbimo įmonė. Už sėkmingai vystomą ir plečiamą veiklą Alytaus pramonės parke. Uždaroji akcinė bendrovė Talga. Už naujam gyvenimui prikeltą buvusio Alytaus medvilnės kombinato pastatą. Uždaroji akcinė bendrovė Gangas, natūralios kosmetikos gamintojai Vivi, už įmonės plėtrą ir įdiegtas naujas gamybos technologijas. Uždaroji akcinė bendrovė Maristika, už investicijų plėtrą Alytaus pramonės parke. Uždaroji akcinė bendrovė Skuba Alytaus padalinys, sunkvežimių detalių parduotuvė, už sėkmingą verslo plėtrą Alytuje. Kas nugalėjo šioje kategorijoje, mums paskelbs Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius. Labas vakaras, brangus alytiškiai, merė. Aš, kaip kalbant, Vytautas Rumšas jaunesnysis, iš čia būdavo Alytuj. Aš, žinokit, pravažiuodavau per Alytų visą savo vaikystę ir jaunystę ir važiuodavau toliau link Šventežerio. Ten buvo senelių, mano seneliai ten gyveno. Taigi man Alytus lygiai toks pat šiltas kaip ir Šventežeris, nes kažkodėl tai visą laiką įvažiuojant į Alytaus rajoną pasidarydavo šilta. Šilta gal nuo to, kad mano tėvai pasijausdavo šilčiau grįžę į gimtinę, dėja iš kurios buvo ištremti, o man tai aišku persidavė čia. Tai jaučiuosi tikrai kaip namuose, beveik kaip namuose. Ir kalbėdamas šiandien dienai apie kūrimas investicijas, man labai tikrai džiugu matyti, kaip atsigauna Alytus, kaip atsigauna Alytaus pramonė. Galų gale mes esame pramonės gatvėje. Tai simboliška ir labai džiugu pasveikinti už naujai kūrimas investicijas Alytaus mieste UAB Talga. Irgi kalbos nesirašiau, bet tada trumpai gal šiek tiek istorijos. Kai prieš 4 metus atvykome pirmą kartą į Alytų žiūrėti objekto, taip sakant, tai pramonės gatvėje esančios gelžbetonio gamyklos pastato, kuriame planavome, kaip variantą žiūrėjome įrengti 3PL sandėlį, nes tokio rimto sandėlio Alytuje nebuvo. Regione tai aišku buvo, bet Alytuje nebuvo. Tai nesitikėjome, kad taip toli nueisime. Tai vis tik tai aplinkybės geros ir
net ne aplinkybės ir gera aplinka lėmė tai, kad pavyko įsikurti daug giliau čionai. Turime dabar ir ne tik tai verslo temos, ir draugai atsiranda, ir kadangi Alytuje galiu pranešti, aš kilęs iš Alytaus, tai galiu pranešti, kad žmonės čia yra nuostabus, geresni negu kitur. Ačiū labai. Kaip sakant, pradėjome nuo nemažo žingsnio, baigėme šiai dienai. Iš tiesų valdome gan įspūdingą turtą, viršinti 100 000 kvadratinių metrų, tai didelis ūkis ir tikimės, kad Alytuje irgi duosime kažkokį atgal. tą, ką gavome, tai reikia dalytis, duosim ir atgal kažką. Sveikiname Jūs ir dėkojame visiems. Ačiū. Tai dėkojame, kviečiame užimti vietas tarp žiūrovų salėje, na, o ką dar 3 širdelės jau iškeliavo į ranką žmonių, kurie, na, tikrai nudirbo didelius darbus mūsų mieste, Dzūkijos sostinėje, Alytuje, o jūsų širdeles te pasiekia labai jautri, labai melodinga Edmundo Seiliaus atliekama daina Broken Vow, sulaužytas įžadas. Somehow
Ačiū labai. Edmundas Eilius. Ačiū, Edmundai. Sulaužytas įžadas. Ir žinot, kai aš pasakydavau giminaičiams, kad atvažiuoju į Alytų, jie niekada nesulaužydavo vieno įžado. Meras sakė, kad dzūkai kartais nepasako padėkos žodžio, bet užtat jie puikiai gamina. Ir man visą laiką paruošdavo, kai aš atvykdavau, bandukę. Banda, dzūkiška banda, su tuo tokiu, nežinau net kaip gaminti, bet reikia išmokti dažinio, tepinio, toks pilno cholesterolio. Net kaip skanu? Kaip skanu, mirkai, net sunku papasakot, kas neragavot, važiuokit pas dzūkus, pas šefus ir jie jūs pavaišins. Ir dar kai ko gali pavaišinti. Na, o mes, net užstrigau, turėjome į uogom ir grybais. Į sceną kviečiame dar 3 nominacijų teikėjus. Lietuvos futbolo teisėjų inspektorių Romą Elsnerį, Modestą Raudonį, Švento Benedikto gimnazijos geografijos, ekonomikos ir verslumo mokytoją, metodininką bei daugiau nei 10 vaikų globojusią ir gyvenimą išleidusią globėją Angelę Sinkevičienę. Pasitikime juos. Taip, kviečiame. Dar paplokime kiekvienai Angelijai. Pavardę sumaišiau. Tai kas čia mane taip išdūrė, tai sakykit, kokia pavardė? Gal aš jau apsižadėjau? Nu, pasižiūrėk, Sinkevičienė parašė, o jūs esat? Skinkienė. Nu tai, pataisykime dar kartelį, buonė Skinkienė. Atsiprašau, buonė. Čia žinokit, dirbtinis intelektas. Man pataisė, tas dirbtinis. Bet klaidų tikrai nebus, skelbiant 7-ąją nominaciją. Už nuopelnus sportui. Vidas Užalas, krepšininkas, ilgametis krepšinio treneris. Už reikšmingą indėlį ugdant jaunųjų krepšininkų kartą. Kristina ir Enrikė Meseger. Už Alytuje įsteigtą padėlio klubą ir suburtą jo žaidėjų bendruomenę. Juozas Budrys, Lietuvos nusipelnęs treneris. Už išugdytus šaudymo sporto čempionus ir indėlį į Lietuvos sportą. Zenonas Gramackas, stalo tenisininkas, tarptautinės kategorijos teisėjas, už ilgametį indėlį į stalo teniso ir olimpinio judėjimo istorijos puoselėjimą. Mindaugas Jaruševičius, krepšinio komandos Alytus vyriausiasis treneris, už Alytaus miestui grąžintą krepšinio komandą. Nuoširdžiausiai paplokime visiems nominantams. Na, o nugalėtoją paskelbti kviečiu Lietuvos futbolo teisėjų inspektorių gerbiamą Romą Elsnerį. Lygiai prieš 50 metų Alytaus vyrų futbolo komanda Dainava pirmą ir kol kas vienintelį kartą tapo Lietuvos čempione, o Romas buvo tos vadinamos auksinės komandos žaidėjas. Taigi, gerbiamas Romai, kviečiu paskelbti nugalėtojus. Labas vakaras. Pilnai palaikau mero teiginį, kad Alytus gražiausias miestas. Tačiau, manau, kitų miestų patriotai padiskutuotų šitų klausimų. Tačiau kitų miestų žmonės patys sako, mano kolegos, kad Alytuje turim gražiausią ir jaukiausią stadioną. Ir naudodamasis progą, manau, kad Alytaus sportininkai, tiek futbolininkai, kitų sportų šakų atstovai greičiau negu Vilniaus nacionalinį stadioną sulauks dengtą futbolo maniežą. Na, o už nuopelnus sportui Mindaugas Jaruševičius.
pagirdami ir kviečiame į sceną. Prašysime gerbiamą Mindaugą tarti žodį. Labas vakaras visiems. Tikrai netikėtai yra gauti šitą apdovanojimą. Mes kaip sporto atstovai, kultūros atstovai, verslo atstovai truputį esam fanatai savo srities. Tai šitas apdovanojimas, kaip sakyti, skatina mus dar labiau stengtis ne dvigubai, o trigubai. Ačiū Jums labai. Dėkojame. Ačiū Jums. Aš vis tiek turiu tai padaryti, pažiūrėt, kaip man būtų šitas mikrofonas. Neblogai, Vytautai. Tikrai ne. Kokie 5 centimetrai ir liuks. Bičiuliai, keliavome toliau. 8 nominacija prieš Jūsų akis. Už nuopelnų švietimui Laima Zita Burkova, Alytaus Dainavos progimnazijos biologijos mokytoja. Už išskirtinį profesionalumą ir neįkainojamą indėlį į mokinių ugdymą. Mantas Kazakevičius, Putinų gimnazijos dailės ir inžinerinių technologijų mokytojas metodininkas už aktyvią pedagoginę veiklą. Kristina Jankauskaitė, Alytaus Švento Benedikto gimnazijos mokytoja, už mokinių pelniusių aukščiausius įvertinimus laikant anglų kalbos egzaminą parengimą. Gerda Šletkuktaitė, Panemunės progimnazijos logopedė metodininkė, už profesionalumą, nuolatinį tobulėjimą ir inovatyvių metodų taikymą kasdienėje veikloje. Dalia Struckienė, Alytaus Dzūkijos anglų kalbos mokytoja metodininkė, už sėkmingą Erasmus Plus programos veiklos koordinavimą ir reikšmingą indėlį stiprinant Dzūkijos mokyklos tarptautiškumą. Na, kas nugalėjo šioje nominacijoje, mums paskelbs Švento Benedikto gimnazijos mokytojas Modestas Raudonis. 2024 metais apdovanotas metų mokytojo premija. Mokytojo dėka pernai mokyklai įteiktas tarptautinis apdovanojimas už viziją ir meistriškumą, ugdant mokinių verslumą. Taigi dar paplokime. Puikus rezultatai, sveikinam Jūs. Labas vakaras. Augančiam miestui reikia ir šviesuolių, naujų protų, kad miestas augtų dar sparčiau. Tai sveikinu Dalią Struckienę už nuopelnų švietimą, Alytaus Dzūkijos anglų kalbos mokytoją metodininkę. Dėkoju už šį apdovanojimą, tai yra visos mūsų mokyklos įvertinimas. Iš tikrųjų, aš tikiu Erasmus idėją, matau, kiek galimybių jie atveria mokiniams ir mokytojams. Ir tai yra Erasmus sėkmė mūsų mokykloje, yra visos mokyklos pasiekimas. Visos mokyklos bendruomenės pasiekimas. Ir tikiu, kad ir ateityje mūsų laukia dar daug prasmingų patirčių ir įkvepiančių atradimų. Dėkoju. Ačiū Jums. Dėkojame ir linkime išties ir įkvėpimų, ir apdovanojimų, ir viso, kas vestų į priekį. Na, o šį vakarą į priekį mus veda ir 9 nominacija. Už nuopelnus vaiko gerovei. Irma Treinavičienė, Alytaus miesto moterų krizių centro vadovė, už nuoširdų darbą su asmenimis susiduriančiais su sudėtingais gyvenimo iššūkiais. Evelina Urbanavičienė, Alytaus miesto socialinių paslaugų centro darbuotoja, už išpildytas vaikų patiriančių sunkumus svajones ir savanorišką veiklą projekte Vaikų svajonės. Gintaras Kličius, Alytaus Putinų gimnazijos mokytojas,
už ilgametį pedagoginį darbą ugdant pilietišką ir sportišką jaunimą bei gebėjimą būti paauglių autoritetu. Virginijus Tamulionis už nuolatinę pagalbą su priklausomybėmis susiduriantiems paaugliams ir suaugusiems asmenims. Loreta Daučiūnienė už begalinę meilę vaikams ir nuoširdžią jų globą daugybę metų. Dėkojame išties nuoširdžiais, gausiais aplodismentais kiekvienam nominantui ir nominantai. Na, o šios nominacijos globėjai yra akcinė bendrovė Lytagra. Laureatą paskelbti aš kviečiu Angelę Skinkienę. Tai yra ne tik daugiau nei 10 vaikų globojusi globėja, ji yra žmogus iš didžiosios raidės, nes tikėjo ir apsimdavo rūpintis tais vaikais, kurie dėl negalios ir kitų savybių tiesiog nesulaukdavo pakankamai dėmesio. Gerbiama Angelė, prašome paskelbti, kas tapo nugalėtojų šioje nominacijoje. Labai malonu yra paskelbti, kas nugalėjo, bet čia matau labai daug jaunimo. Ir kad būtų šaunių žmonių, tai jaunimas turi pagalvoti apie savo įdirbį. Ir kad būtų kuo daugiau vaikų. Aš Angelė galvoju, jūs dirba save kviečiate. Ir kad būtų kuo mažiau paklydusių tėvelių, kad vaikučiams nereiktų ieškoti kitų tėvelių. Nuopelnus vaiko herojai Virginijus Tamulionis. Sako, vyrai neišgyvena jokių emocijų, tai vyrai išgyvena. Esu stipriai sujaudintas ir iš tikrųjų nuoširdžiai noriu padėkoti artimiesiems, draugam, kolegoms ir bičiuliams, kurie siūlė mane į šitą nominaciją, kurie balsavo. Ir žinot, šita tema tokia yra skaudi ir nepatogi, kalbėti apie priklausomybės. Bet mes iš tikrųjų, kiekvienas turbūt sutiksit savo šeimoje, galbūt giminėje, drauguose, koleguose, turim po tokį žmogų. Ir kartais nežinom, kaip jam padėti, kartais nenorim jo matyti, kartais nenorim apie jį girdėti. Bet iš tikrųjų, tam žmogui labai reikia pagalbos. Ir dažnai žmonės, artimieji, nurašo tokius žmonės, bet kuomet jie ateina pas mane į kabinetą, kiekvieno žmogaus akyse matai kažkokį tai žiburėlį šviesos ir viltį, kad jis irgi nori keistis. Ir paprastai žmonės nėra taip, kad sugalvoja ir pradeda vartoti. Paprastai bus kažkas tai paliečia, kažką tai išgyvena, kažką praranda. Dažnai tai įtakoja skyrybos, bet praeiti metai parodė, kad iš tikrųjų su šitom priklausomybėm susiduria ir paaugliai. Tai labai dabar yra gaju. Ir aš norėčiau padėkoti tėveliams, kurie išdrįso kreiptis pagalbos, ieškoti kažkokių sprendimų. Ir čia turbūt yra jiems sunkiausia, kada tavo vaikas su tuo susiduria. Tu nežinai, ką su tuo daryti. Pirmiausia, tai būna atmetimas, nepriėmimas, bet galiausiai pradeda ieškoti pagalbos ir aišku, ją atranda. Tai ačiū tėveliams ir ačiū visiems, kurie balsavo. Ačiū visiems. Dėkojame jūsų darbą. Dėkojame ir jums ir kviečiame užimti vietas žiūrovų salėje.
Ir žinot, kai mes kalbame apie tokias jautres temas, turbūt labai svarbu ne vien tik tai turėti specialistus, bet ir mums visiems labai svarbu, dėl ko tai sakau, dėl to, kad esu iš meno pasaulio priklausomybės, irgi labai aktuolus klausimas. Kartais mums reikia tiesiog pabandyti išgirsti arba paklausti šalia esančių žmonių, ar viskas gerai. Ir nepaisant to, kad jie pasakys, tai viskas gerai, neatstoti ir tik pabandyti paprašyti, kad jie su mumis pabendrautų ir pakalbėtų. Nepamirškime jų, kartais tai gali duoti puikius rezultatus. O mes... Kai kalbame apie jaunuosius, apie mažus ir apie jaunus. Ypatingai. Ir žinot, psichologai sako, pataisykit mane, jeigu aš klystu, sako, jeigu norit prakalbinti jaunuolį, nelyskit su savo patirtim, patylėkit, tiesiog leiskit jam kalbėti. Ir nebandykime spręsti jų problemų, tik pabandykime jas pradžiai išgirsti. Na, nežinau, ar išgirdote visi, kad buvo įteiktos dar 3 širdelės, draugė su jomis ir mero padėkos ir baltos rožės, mūsų miesto simboliai. Apie mūsų miesto simbolį, baltą rožę, alytiškio Alberto Antanavičiaus Šekspyro daina, kuriai beje naują aranžuotę sukūrė alytiškė Vakarė Jarmalavičiūtė ir ją atliks drauge su Alytaus jaunimo centro auklėtiniu Jokūbu Šilale bei Alytaus miesto teatro aktoriais. Taigi baltą rožę raudonam lauke auginkime drauge. Čia mes gimstam iš tylios dainos, gerą dūšią dzūkė širdyje. Čia nebūna negražios dienos, nes mes patys spalviname ją. Čia mes mokamės iš knygų ir savęs, čia mes mylim keliant vestuves. Ir baltą rožę raudonam lauke, ir baltą rožę raudonam lauke, ir baltą rožę raudonam lauke auginame drauge. Čia mes skaitome ant debesies, iš toliausių amžių glūdumus. Čia užtenka laimės mums visiems, laimė būtina šiuose namuos. Čia atžilo nemuno žalių krantų, dirbame ir švenčiame kartu. Ir baltą rožę raudonam lauke, ir baltą rožę raudonam lauke, ir baltą rožę raudonam lauke auginame visi, visi drauge. Ir baltą rožę raudonam lauke, ir baltą rožę raudonam lauke, ir baltą rožę raudonam lauke auginame drauge. Gal ir būna upė per gili, gal ir būna kalnas per status, tik nebūna niekad per toli. Alytiškio širdžiai Alytus, čia mes grįžtam iš pasaulių svetimų, kad mus guostų židinys namų. Kad baltą rožę raudonam lauke, kad baltą rožę raudonam lauke, kad baltą rožę raudonam lauke augintume visi, visi
balta rožė raudonam lauke, kad balta rožė raudonam lauke, augintume visi drauge, kad balta rožė raudonam lauke, kad balta rožė raudonam lauke, kad balta rožė raudonam lauke, auginame drauge. Šitiek metų birželio 15 žmonės gimsta su miestu drauge, upės vingiu dzūkuojant ir žydint, baltai rožei raudonam lauke. Keistas jausmas, nes atrodo, kad aš prisimenu tas dienas, apie kurias buvo šios nuotraukos, bet pas mane buvo ne juodai balta. Buvo spalvota. Buvo spalvota, žinokit. Buvo. Ir aš netgi, kas prisimena, čia buvo universalinė parduotuvė, nuotrauka ir šalia buvo kioskelis. Tame kioskelėje pardavinėjo ledus. Ir aš esu vieną kartą neturėjau pinigų. Atėjau, bet žinojau, kad aš dažnai ledus perku. Aš norėjau į filmą, aš atėjau pas pardavėją, sakau, paskolinkit pinigų. Ir žinot, man paskolino. Ar gražinai, Vytautai? Aš negražinau, babutė gražino, dar vėliau. Sakė, daugiau nebesiskolink. Ačiū tavo, Alytau, už tokias nuostabes mano akimirkas ir tuos mano prisiminimus. Paplokė Anytai. Tokiam, koks jis buvo tada ir tokiam, koks jis yra šiandien. Na, mes toliau tęsime apdovanojimus ir į sceną kviečiame dar 3 nominacijų teikėjus. Tai yra Alytaus vicemerė Kristina Daugelevičienė, Alytaus ambasadorių, teisininką Rytį Valūną bei Alytaus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vadovą Algirdą Bautronį. Vytautai, kokio skonio buvo ledai? Vaniliniai. Va, ir šalia dar buvo dar aparatas, prisiminiau, Gazuoto vandens. Gazuoto vandens, senais laikais kitaip vadinu. Taip. Pasitikime vicemerę. Na ir dabar atėjo metas 10-ai nominacijai. Ir dėmesio ekraną. Už aktyvę visuomeninę veiklą Alytaus miesto pensininkų bendrija Bočiai, už pagyvenusių žmonių telkimą ir veiklų senjorams organizavimą. Arūnas Užupis, garbės kanauninkas dekanas, už bendruomenės subūrimą ir aktyvų dalyvavimą miesto visuomeninėme gyvenime. Neįgaliųjų ir jų tėvų bei globėjų asociacija Mirabilija, už norą ir pastangas keisti požiūrį į negalę ir vienyti negalę turinčių asmenų šeimas. Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos Alytaus skyrius, už humanitarinę pagalbą jos stokojantiems asmenims ir aktyvę senjorų klubų veiklą. Tadas Čekas, už 11 metų aktyvę visuomeninę veiklą Putinų seniūnaitijoje. Na, skambant jūsų plojimams visiems nominantams, laureatą paskelbs Alytaus vicemerė Kristina Daugelevičienė. Už švietimą, kultūrą, socialinius reikalus ir sportą atsakinga vicemerė tikrai žino, kas yra aktyvi visuomeninė veikla. Ji pati dalyvavo iniciatyvoje Kurk Lietuvai bei aktyviai prisidėjo tuomet, kai Alytaus kultūros centras buvo tapęs pirmuoju Lietuvoje registracijos centru pabėgėliams iš Ukrainos. Taigi, žodis jums. Labas vakaras, mėly alytiškiai, miesto svečiai. Šį vakarą scenoje tikrai girdėjome daugybę išskirtinių ir unikalių nominacijų ir kiekvienas iš šių žmonių yra vertas pagarbos. Bet žinote, yra ypatingi žmonės. Žmonės, kurie savo asmeninį laisvą laiką skiria tam, kad galėtų padėti kitiems, kurtų, keistų pasaulį. Jie niekuomet neklausia, ar tai galėtų padaryti kažkas kitas, nes tai daro patys jie. Jie būria bendruomenės, sprendžia problemas, jie tiki pokyčiais
ir patys juos kuria. Taigi labai nuoširdžiai, su didelė pagarba ir dėkingumu noriu įteikti šios nominacijos nugalėtojams sveikinimus ir už aktyvią visuomeninę veiklą sveikiname Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Alytaus skyrių. Ačiū Jums alytiškiai ir norim padėkoti mūsų Lietuvos Raudonojo Kryžiaus savanoriams. Ačiū Jums, kad Jūs esate su mumis. Išties dėkojame visiems savanoriams padedantiems daryti didelius, svarbius darbus. Na, o dabar kviečiame vėl pažiūrėti į didįjį ekraną, nes laukia 11 nominacija. Už Alytaus miesto vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje. Lituanika X. Už moksleivių pasaulio robotikos olimpiadoje First Global Challenge iškovota aukso medalį. Donatas Dundzys. Už aukštus sportinius pasiekimus paralimpinėse žaidynėse ir Japonijoje vykusiame pasaulio žmonių su negale lengvosios atletikos čempionate. Gerda Dendzevičiūtė Danilevičienė už aukštus profesinius pasiekimus gydomųjų masažų ir mankštų srityje. Uždaroji akcinė bendrovė MV Group Production Alytaus gamykla už tai, kad Alytuje gimę produktai keliauja į visą pasaulį garsinant Alytaus vardą. Darius Mažeika. Už milijonus peržiūrų sulaukusi nufilmuota krentančios Alytaus kalėdų eglės vaizdo įrašą. Ilona Junevičienė, menininkė ir pedagogė, už stiprų ryšį su Alytumi bei kūrybinius pasiekimus. Apdovanokime gausiais aplodismentais kiekvieną nominuotą žmogų. Na, o šios nominacijos globėja yra įmonė Strong Glassas. Laureatą paskelbs Alytuje gimęs ir augęs, gerai žinomas Lietuvoje teisininkas, Alytaus ambasadorius Rytis Valūnas. Gerbiamas Ryti, kviečiame paskelbti nugalėtoją. Sveiki, labas vakaras. Aš žiūrėdamas į tuos vardus žmonių ir kolektyvų, kurie garsino Alytų tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, žinau, kad visi yra nugalėtojai, nes to netimsi, kad kiekvienas iš jų garsino Alytų. Tačiau vienas iš jų turi būti pats pačiausias ir man didelė garbė prieš pristatant pasakyti, kad vasarą teko turėti tokią patirtį, kai labai laukiu vienos televizijos transliacijos. Labai norėjosi sirgti, labai norėjosi laikyti kumščius ir vasarą buvo daug sportinių renginių. Tai ir Mykolas Alekna buvo vienas iš tų, tačiau ne ką mažiau laukiu su dideliu nekantrumu ir kito žmogus pasirodymą. Tai Donatai, ačiū tau. Donatas Dundzys. Didžiulis ačiū. Ačiū, Donatai. Žodžiu nedaug, bet darbai kalba patys už save. Būtent taip ir turi būti. Na, o mes keliaujame toliau. 12 nominacija. Už didvyriškus darbus ir išskirtinius poelgius. Almantas Kazlauskas, ugniagesys, už išgelbėtą Didžiosios Dailidės ežerėlyje skendusio šuns gyvybę. Pola, pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija.
už pastangas padėti sergantiems onkologinėmis lygomis asmenims ir jų artimiesiems. Eimantas Matusevičius, Didžiosios kunigaikštienės Birutės Ulonų bataliono karys, už sutramdytą peiliu ginkluotą moterį, smurtavusią prieš kitą moterį. Alytaus apskrities Stasio Kudirkos ligoninės priėmimo skubiosios pagalbos skyrius, už atsidavimą ir profesionalią pagalbą pacientams. Edgaras Bradauskas, už Ukrainai renkamą paramą ir pastangą sutelkti ukrainiečiams norinčius padėti alytiškius. Labai visiems. Tikrai didvyriški darbai, o nugalėtoją paskelbs Alytaus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vadovas Algirdas Bautronis, aplodime jam, kuris didvyriškai veikė gesinant garsųjį 2018 metų gaisrą Alytuje. Būtent dėl šio darbo buvo netekę savo pareigų, tačiau, kiek aš žinau, teisybė triumfavo ir pagaliau galime džiaugtis, kad jūs esate ten, kur ir turite būti. Dar kartą paplokime. Labą vakarą, mėly alytiškiai, gerbiami miesto svečiai. Labai malonu, aišku, šioj nominacijoje suteikta man garbė pristatyti nugalėtoją. Aišku, mūsų kaip ugniagesių šūkis artimui pagalba, Dievui garbė, bet labai surišta su šita nominacija. Ir džiugu, kad mūsų gimtame Alytuje yra labai daug žmonių su taure širdimi. Ir net ir dzūkiškam himne pasakyta, kad kiek taurių širdžių, bet tauriausios mano tėviškiai. Taip, kad pasidžiaugdamas, kad tikrai taurūs žmonės, kartais jie gyvenime būna pilki, nepastebimi, bet atsitikus stresiniai situacijai, kažkokiai nelaimiai, ateina į pagalbą kitam žmogui. Tai labai reikia džiaugtis mūsų alytiškiais, drąsiais jų poelgiais ir didžiuotis iš vis, kad mes esame alytiškiai. Nes mes gyvenam Dzūkijos sostinėje ir dabar pajuokaudamas pasakysiu, tai Alytus Dzūkijos sostinė, bet tegu neužpyksta svečiai čia atvažiavę, o Vilnius tai yra mūsų Dzūkijos didžiausias miestas. Tai čia aišku, jūko forma, bet už didvyriškus darbus ir išskirtinius poelgius skelbimas nugalėtojai Eimantas Matusevičius, Didžiosios kunigaikštienės Ulonų bataliono karys. Saugokit save, saugokit vieni kitus ir nelikit vieni kitiems abejingi. Kaip mes sakom kariuomeniai, tėvynės labui. Ačiū. Ačiū Jums už įteiktas apdovanojimus, baltąsias rožes ir padėkos raštus. Iš ties norisi tikėti, kad kiekvienas iš mūsų galime pasielgti herojiškai tam tikrose situacijose ir atrasti draugą šalia, kai tos situacijos ištinka, sulaukti pagalbos ir visai nesvarbu, ar pūs šiaurės vėjas, ar kažkas smelksis kiaurai sielas. Apie tai dainuoja Giedrė, pasitikime ją. Sveiki dar kartą.
mėnesį buvau Alytuje ir mudu su pianistu Andrėjumi Polevikovu turėjom turą po Lietuvą ir buvo be galo gera koncertuoti Alytuje, Alytaus miesto teatre, kur buvo sausakimša salė ir ten mes turėjome su Andrėjumi tokį numerį, kur aš pati prisėdu jau prie fortepijono ir pradedu groti. Dainininkė iš manęs yra geresnė nei pianistė. Ir kviečiu jūs paklausyti tą dainą. Aišku, čia šį vakarą fortepijono nėra, bet intro bus iš tos serijos. Kiaurai sienas mano mielas, mūsų dienos suskaičiuotos vienas, Dievas žino, kiek mums liko ar dar liko vyno. Kiauras dugnas skausmą geria, kiaurai sienas mūsų žvilgsniai šiandien veria, kiaurai sielas, kol mūsų akys veria, kiaurai sielas mano mielas, dar nesuskaičiuotas dienos, kol mus mato žvaigždės mėnesienoj mano mielas, dar nesuskaičiuotas dienos. Mano mielas sėdint Dievo, žydint Dievo, šilės laukus nukloja šokim, dar ne paskutiniai šokiai. Mano mielas nusilenk mums meilė ploja, kol mūsų akys veria, kiaurai sielas mano mielas, dar nesuskaičiuotas dienos, kol mus mato žvaigždės mėnesienoj mano mielas, dar nesuskaičiuotas dienos. Kol mūsų akys veria, kiaurai sielas mano mielas, dar nesuskaičiuotas dienos, kol mus mato žvaigždės mėnesienoj mano mielas, dar nesuskaičiuotas dienos. Ačiū Jums ir iki pasimatymo koncertuose. Diena Kilčiauskienė. Na, mes priartėjome prie paskutinio šio vakaro apdovanojimo, kuris vadinasi Už nuopelnus sveikatos apsaugai. Taigi į sceną kviečiame Alytaus miesto merą Nerijų Cesiulį paskelbti ir įteikti apdovanojimus šios nominacijos laureatui. Na, kiek mes žinome, Nerijus nenorėjo niekuomet tapti gydytoju, tačiau su sveikatos apsauga neseniai susidūrė labai artimai. Gerbiamas merė, kviečiame į sceną. Gerbiamas merė, gal bus patogiau šitoj pusėje? Na, o mes visi drauge gal imkime ir pasižiūrėkime į didįjį ekraną, kas yra šie nominantai. Už nuopelnus sveikatos apsaugai Raimundas Kunevičius, Alytaus apskrityje Stasio Kudirkos ligoninės dienos chirurgijos centro vedėjas, gydytojas otorinolaringologas. Už kasdienį profesionalų indėlį į Alytaus miesto gyventojų sveikatą ir ilgametį dienos chirurgijos paslaugų organizavimą.
Albertas Jankauskas, gydytojas, anesteziologas, reanimatologas. Už atsakingą ir profesionalų darbą gelbstint pacientų gyvybės, aktyvę medicininės kompetencijos sklaidą. Aldona Maldanienė, Alytaus poliklinikos slaugytoja, už ilgametį atsidavimą darbui poliklinikoje ir nuoširdų rūpinimąsi pacientais. Valdas Dumbliauskas, ortopedas traumatologas, už profesinius nuopelnus ir nuoširdžią pagalbą pacientams. Leonora Okunevičienė, už ilgametį sergančiųjų cukriniu diabetu asmenų mokymą, suteiktą viltį ir drąsą susigyventi su liga. Gerbiamas mere, kviečiame paskelbti, kas tapo nugalėtojai šioje nominacijoje. Tai dar kartą labas vakaras. Eglutė, žinokit, esate neteisi. Norėjau būti gydytoju. Tikrai. Bet nenorėjau mokintis. Todėl tapau meru. Žinot, pastaruoju metu tikrai asmeniškai susidūriau su medikais. Gal daugiau su Alytaus Stasio Kudirko ligoninės medikais. Ir aš galvojau sakyti ar nesakyti, bet galvoju, kad meras turi nieko neslėpti. Žinot, šiandieną 3 valandą toks Alytaus ligoninėje dirba kineziterapeutas Laurinas. Šaunus jaunas vyrukas, guliu jis mane masažuoja, čia sako, kelkoja, ar skauda, neskauda, skauda. O taip skauda, čia mes tarėmės. Sakau, Laurinai, žiūrėk, einu su lasdele, sakau, man reikės lipti į sceną. Bet su ramentu į sceną įteikti gydytojų apdovanojimą, nei šis, nei tas. Sako, tai merė, užsidėkit įtvarą. Bet sakau, su įtvarom kostiumu, irgi kaip atrodys nuotraukose. Sako, merė, mes jūs galim susteipuoti. Aš tokio žodžio nežinau. Sakau, ką čia reiškia? Sako, lipsit į sceną drąsiai. Sakau, nesuklupsiu dėl lasdos. Nesuklupsit. Sakau, koja bus tiesi, merė kaip styga. Sakau, daryk, ką nori, svarbiausia, kad užlipčiau. Žinot, ateinu, pasakau sveikinimo kalbą, nueinu, susirandu savo žmoną, savo eilę, atsisėdu, bandau sėstis. O koja kaip styga. Tai žinot, visus šios apdovanojimus sėdėdamas stovėjau. Bet gyvenime taip ir yra. Alytaus gydytojai yra tokie geri, ko paprašai dar gauni. Kitą kartą prašysiu, kad galėčiau ir sėdėti. Bet tokie puikūs apdovanojimai, tokie puikūs žmonės. Ir šiandieną... Ir šiandieną noriu teikti apdovanojimą žmogui su palinkėjimu. Palinkėjimu jums visiems. Kad mes žmogų pažinotume gyvenime realiai ir niekada su juo netektų susidurti darbe. Tai už nuopelną sveikatos apsaugai gydytojui, reanimacijos intensyvios pagalbos skyriaus anestezologui, reanimatologui Albertui Jankauskui. Papasakosiu tokį trumpą epizodą iš savo darbo. Mes išlydėjom pacientą iš savo skyriaus, reanimacijos intensyvios terapijos, sveikusį. Gal dar ne visai į tolimesnį skyrių tęsti gydymą, bet jau stabilų. Ir pacientas sako, ačiū Jums, daktarė. O tada aš susimaščiau ir tam žmogui taip pat išvardinau. Kiek daug žmonių tada suvienijo jėgas ir kovojo už jo gyvybę ir sveikatą. Tai pirmiausia, greitosios pagalbos tarnyba liekė pasi. Paskui jį priėmė skubios pagalbos ir priėmimo skyrius. Tyrimus laboratorija darė, mes be jų kaip akli.
radiologijos tarnyba, specialistai iškviesti naktį iš namų. Kelios pamainos mūsų reanimacijos intensyvios terapijos skyriaus komandos besikeičiančios budėjimą. Tai tų žmonių suskaičiavau, keliasdešimt, turbūt 30-40, kažkur nemažiau, kurie tiesiogiai dalyvavo tame darbe. Taip, kad labai ačiū, mėly kolegos, kurie dalyvauja tame mano darbe ir daro jį sėkmingą. Ačiū už apdovanojimą. Ačiū Jums. Aš kaip suprantu, čia šį vakarą paskutinė nominacija. Bet žinot, man šį vakarą kažko trūksta. Ar žinot ko? Bandukės? To padažo. Iš tikrųjų, daugiau nei 20 000 balsų balsavo už geriausius. Šiandien ant scenos iš 66 nominantų mes pamatėme 13. Man trūksta, kad šioje salėje yra dar 53 nominantai, kurie nebuvo patys į sceną. Gal pritrūko 1, 5, gal 10 balsų, bet jie irgi yra labai svarbus. Ar galėtų visi nominantai atsistoti, o mes visi jiems paploti? Įjungime šviesą! Bravo! O dabar jau nieko netrūksta. Dėkojame Jums, merė. Aplokime merui. Linkime, kad pavyktų atsisėsti. Merė, galite jau pastebėti, nedaug beliko. O aš savo ruoštų taip pat norėčiau padėkoti Alytaus medikams, nes yra priežastis, dėl kurios galiu jaustis Alytui kaip vietinis. Nes labai noriu padėkoti gimdymo namams, bet tai lieka tarp mūsų. Aš gimiau Alytui. Aš irgi gimiau Alytui. Mano mama sugrįžo trumpom atostogom pas savo tėvelius čia į Margio gatvę ir Dievas, kaip sakant, Dievo keliai nežinomi ir atsitiko taip, kad aš, nesvarbu kurių metų, rugsėjo 12, aš buvau nugabentas į gimdymo namus, dar vienam stovį, iš ten iškeliavau jau kitam stovį, bet nežinau kokiu būdu, ar tėveliai paprašė, ar nežinau kodėl, bet įrašė, kad aš gimiau Vilniuje, dėl būto, ne dėl būto, nežinau, bet aš gimiau Alytui. Ačiū Jums, medikai, ačiū gimdymo namams, nežinau, turėsiu dar galimybę. Ačiū, Vytautai, kad daliniesi. Taip, čia tai yra labai svarbu. Mažam rateliui. Taip. Tai... Ir tiems, kurie žiūri tiesioginę transliaciją taip pat. Gerai, sulauksiu skambučio, turbūt iš kokio tai žmonių, kurie tvarko dokumentus. Sutvarkys man viską taip, kaip buvo atgal. Be abejonės, mes ką tik tai paplojame visiems jums nominantai, mes paplojame ir laureatams. Ir aš tikrai žinau, kad nepaisant to, šie darbai Alytuje tikrai nesustos. Jie tęsis be abejo ir rytoj. Tiesa? Taip, nes tu esi Alytus, o tavyje yra daug energijos, daug idėjų, kurios laukia palaikymo ir aišku laukia to, kad galėtų virsti veiksmais. To ir labai linkime, spindėkite, spinduliuokite pačiomis ryškiausiomis šviesomis, gražiais darbais ir te žydės, te klestės, te gyvuos Alytus. Alytus.
Pamarėlė tarp lauko beržų. Per Dzūkiją aš dainą nešu. Nusilenkus įteiksiu ją tau. Mano mieste brangus Alytau. Tu buvai man be galo dosnus, o aš esu tavo tikras sūnus. Dzūko širdį davei dovanų ir su ja aš per žemę einu. Tu jau ryksta pušynos lygai, daržo lapai tai tavo laiškai. Man kas rudenį vėjo paštų, juos po kojom vėl paberytų. Su gaivia bangele Nemune, Nemune. Ir težydės, tedainuos kuo ilgiausius metus. Alytų, Alytų. Kai paims žilaplaukį galva, smilčių sauja tebus jai lengva. Gal supuosiu aš beržu žaliu, gal skambėsiu dainos posmeliu. Nemunėlis neplauks atgalios, žalio krašto žaliai širdis, dzūkų žemė per amžių žalios, žalio krašto žalia ateitis. Su gaivia bangele Nemune, Nemune. Ir težydės, tedainuos kuo ilgiausius metus. Alytų, su gaivia bangele Nemune, Nemune. Ir težydės, tedainuos kuo ilgiausius metus. Su gaivia bangele Nemune, Nemune. Ir težydės, tedainuos kuo ilgiausius metus. Alytų. Dar kartą nuoširdžiausiai sveikiname visus brangūs alytiškai. Aštuoni.
Nuoširdžiausiai sakome ačiū šią miesto apdovanojimų šventę organizavusiems miesto savivaldybei, Alytaus miesto teatrui ir Alytaus kultūros centrui. Ačiū sakome renginio rengėjams, rėmėjams, generaliniam rėmėjui Kauno Grūdams, MV Group Production Alytaus gamyklai, Virpil Maristikai, Vita Baltic International, Glass LT, Lankstilinė, Alytaus prekyba, Koler, Posvita, Litagras, Trumpasas, IT Solutions. Programoje dalyvavo Giedrė Kilčiauskienė, Edmundas Seilius, Alytaus jaunimo centro vokalinė studija Vaja, solistai Jokūbas Šilalė ir vakarė Jarmalavičiūtė, vadovė Aušra Jarmalavičienė, garsesni plojimai, šokių studija Aušrinė, Alytaus centro studija vakarė, vadovė Aušra Šilavičiūtė, cirko studija Dzūkija, vadovė Judita Bojanauskaitė ir Albertas Haspijavičius, Alytaus miesto teatro aktoriai, už nuotraukas dėkojame Zenono Bulgakovo našai Giedrei Bulgakovienei. Video projektų autorius Alius Vikelionis. Renginio režisierė Inesa Pindelytė, o renginį vedė Eglė Malinauskienė ir Vytautas Rumšas. Dar kartelį sveikinu Jūs. Dėkojame visiems. Laureatų prašome nepadėkti, norėsim nufotografuoti Jūs prie fotosenelės foje. Ir vyrai dar kartelį nepamirškit, rytoj vasario 14. Nenupirksit gėlių, teks suktis namie ant liustros taip. Dėkojame, gražaus vakaro.